Dabar balta, jau. Man patinka balta. Patinka? Čia teptukas kažkoks biškai toks. Kitą atnešt. Ką? Yra kaip teptukas. Nu, atneškit. Biškai taip. Kokias yra naujas šitas mamai? Čia jį dar sutaisyt reikia. Škai palik. Okay. Jau. Hei. Ką, pas mus kovo 17. Patriko diena šiandien Airijai. Kaip matėt, pasipuošė mano merginos. Tiksliau, aš papuošiau. Ir einam žiūrėti. Aš šitą norėjau. Einam žiūrėti, už pusės valandos pas mus paradas prasidės. Nu, čia visą Airiją dabar vyksta. Žiūrėsim, kokias. Aš šitą norėjau mokyklai. Einam žiūrėsim, kuom gyvena mūsų kaimelis, miestelis, kas per paradas bus šiais metais. Ir viską parodysim jums, be abejo. Mama, žinai, kas prie mūsų gyvena? Čia su kapišonu tą vėliavą nusivalys. Žinai, kas prie mūsų gyvena? Taigi, Patriko diena pas airius yra antra šventė, man atrodo, po Kalėdų. Tokia jau didžiausia, labai didelė šventė pas juos, visas šalis švenčia, netgi visas pasaulis. Einam, pažiūrėsim. Aišku, paskui gal po vieną šalto, kaip priklauso Gineso, paragausim airiško. Aš išgeriu vieną kartą metą. Ką, dar biški anksti, žmonių dar biški yra, bet jau tiksliau dar renkasi tik. Einam po vieną šaltą tada iš karto. Štai taip atrodo airiškas pobas. Daug yra vietos. Airija sako, vietos reikia užsiimti. Bet tuščia to pat. Dabar tuščia. Bet paskui čia nebus vietos visiškai. Paskui nebus kur kojas įdėti, nekišti. Į balę. Ką, laukiam Gineso. Ne? Prasideda? Galvoju, kiek žmonių prisirinko. Pilnos gatvės. Bet nėra tų škotų. Tais paskūrė.
Taigi, trumpa istorija apie Šventą Patriką. Šventas Patrikas laikomas Airijos apaštalu, šios šalies globėjų. Jo misija Airijoje truko nuo 432 iki 461 metų. Nors pavienės krikščionių bendruomenės Airijoje gyveno dar prieš Šventojo Patrikui atvykstant į Airiją, tačiau būtent Švento Patriko veikla buvo impulsas plataus masto airių atsivertimui į krikščionybę. Šventas Patrikas krikštijo airių žmonės, kūrė vienuolynus, jų nariai, skelbdami Evangeliją, vėliau pasklido po visą Europą. Šventas Patrikas gimė 385 metais, Romėnų užimtoje Britanijos dalyje. Sunku atskirti tikrus istorinius faktus nuo vėliau paplitusių legendų apie šį šventąjį. Patikimesnių faktų galima rasti tik jo paties paliktose raštuose. Visų pirma, išpažintyje. Čia rašoma, kad jis anksčiau vadinosi Patricijumi ir buvo Kaponijaus romėnų karininko tarnavusio Britanijoje sūnus. Beje, tėvas tarnavęs ir diakonų vietinėje katalikų bendruomenėje. Taigi tikėtina, kad Patricijus buvo auklėjamas katalikiškai ir didžiavosi savo tikėjimu bei išsilavinimu. Tačiau paauglystė sulaukusi Patricijų pagrobė vergų medžiotojai ir išgabeno į dabartinę Ulsterio provinciją, kur jaunuoliui teko ganyti gyvulius. Tačiau gerokai vėlesnėje legendoje pasakojama, kad Patrikas anksčiau vadinęsis Meivinu, tai buvęs pagonis gimęs Velse. 16-metį Meiviną pagrobė airių piratai ir išgabenė į Airiją. Verčiamas ganyti avis, jis atradęs paguodą krikščionybėje. Anot šios legendos, nepaisydamas sunkių sąlygų, Meivinas pamilęs atšiaurėje šalį ir jos gyventojus. Po 6 metų angelas jam apreiškęs, kad reikia bėgti. Meivinas, paklusęs ir pabėgęs iš vergijos 12 metų praleidęs vienuolyne, dabartinėje Prancūzijoje, kur buvęs išventintas į kunigus ir tapęs Patriku. Jaunuolio tikslas buvo grįžti į Airiją ir atversti ją į krikščionių tikėjimą. Tikrai žinoma, kad popiežius Celestinas I 432 metais pasiuntė Patriką į Airiją draugė su vyskupu Paladijumi palaikyti ten jau esančių krikščionių ir skleisti krikščionybę tarp vietinių gyventojų. Po Paladijos mirties Patrikas stojo į jo vietą, tapo Airijos vyskupu. Keliavo po Airiją, krikštijo vietinius gyventojus, steigė vienuolynus, mokyklas, bažnyčias. Patrikas atnešė Airiją ne tik tikėjimą, bet ir mokslo šviesą, prisidėjo prie raštijos plitimo. Manoma, kad Šventas Patrikas mirė 461 metais. Buvo palaidotas Dompatrike, kovo 17, kuri laikoma jo mirties diena, tapo tradicinė airių švente. Pirmosios žinios apie Švento Patriko dienos šventimą siekia 9 amžių. Galutinai ši šventė įtvirtinta 1962 metais, kai popiežius Jonas XIII paskelbė Patriką Airijos globėju. Iš pradžių šventė buvo krikščioniška, tačiau pamažu ją pamėgo ir pasauliečiai. Apie Švento Patriko kovą su pagonybė žinoma daugybė istorijų. Su juo siejami įvairūs simboliai. Būtent Švento Patriko dėka žalias trilapis dobilas tapo Airijos simboliu. Rodydamas dobilo lapą, Šventas Patrikas airiams aiškino švenčiausios trejybės slėpinį.
Kita legenda pasakoja, kad Šventas Patrikas, skambinamas varpu, iš Airijos salos išvijo roplius ir nuodingus gyvius, tokias kaip gyvatės. Todėl ikonografijoje vaizduojama, kaip Šventas Patrikas pastoralų persmėgė gyvatę. Kitoje legendoje sakoma, tam, kad įtikintų Dievo buvimu abejojančius pagonis, Šventas Patrikas žemė išrausęs duobę, iš kurios pliūptelėjo skaistyklos liepsnos ir pasigirdo kenčiančių sielų aimanos. Todėl Šventam Patrikui meldžiamasi, kad šis gelbėtų nuo pragaro kančių ir apsaugotų nuo gyvačių ir pasiutligės. Tai va tokia va legenda apie Šventą Patriką ir šią šventę. Taip pat, jeigu patiko video, būtinai paspauskite laiką, subscribe ir mes važiuojam tada toliau. O, čia Patriko ledų gavai, o žalių netgi šiandien. Jinai torto nevalgo. Viskas šiandien žalia, taip? Ir vaflių žalias. Vau. Skanu bent? O koks skonis? Koks skonis? Obuoliukų skonis? Tikrai obuoliukų, nemėtinis? Jau šitą nusurė dobiliuką savo. Nusišok airišką šokį. Libertams.
labas. Viskas, visi karnavalai baigėsi, išgėrim po 5 šalto. Išlieko mes gavom. Užsisakėm dabar dar kiniečio biškį Išlieko vakarienę. mes gavom. Vėliava. Vėliavą turim, jo, viską turim. Talbei vėliava. Jej. Su Patrikas over, einam valgyti kiniečio ir liūlę. Numė. Ir iki kitų. Numi. susitikimų. Toks va trumpas video gavus iš karto. Alejula. 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 Viskas, aleliuja, labanaktis. Čiau, čiau. Aš einu miegoti, bai, ai, sau.